nuotrauką iš Raskevičiaus puslapio, kurisai po heraldikos komisijos labai mandagaus paaiškinimo, kad ženklų nereikėtų taip voluntaristiškai elgtis su ženklais, kaip elgėsi mūsų institucijos, ten sukergdavimas vytis arba tai, kas yra grinai ukrainietiški simboliai su vyčiu ir taip toliau, šitokia darydami mišrainę ženklų, daro iš tikrųjų nuodėmę. O toje nuotraukoje Raskevičius atsikerta heraldikos komisijai virš Gedimino pilies iškeldamas Ukrainos vėliavą. Iš principo, ten plevėsavo viena vėliava, buvo labai svarbu ją nuimti ir iškelti trispalvę. Jisai šitaip žmogus atsikirto. Aš norėjau paklausti, šitas žaidimas iš tavo mokslų ir žinių bagažo, šitoksai žaidimas simboliais, jisai praeina ir praeina, čia yra tokie žaidimukai lengvi. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, simboliai egzistuoja tiek, kiek egzistuoja žmonija. Ir jeigu yra vėliavos, yra heraldika kažkokia, tai ten, reiškia, ant skydų, ne tik vėliavos, taigi heraldika sudaro daugiau dalykų. Taip, be abejo, herbai ir... Tai yra valstybėse kažkokie ženklai, kažkokie, pavyzdžiui, Lietuvoje tai tie Gedimino stulpai, dar kažkas. Visi simboliai, visa simbolika. Simbolika, trispalvė ir ne veltui viso pasaulio valstybės, kiek egzistavo nuo tumbų jumbų laikų, reiškia, turėdavo susikūrusią savo heraldiką. Ir kuo žmogus įtakingesnis, ta prasme bajoras, karališkai bajorų sąjungai priklauso, taip pat yra heraldika, yra, reiškia, jų kažkokie simboliai šeimos ir taip pat dabar madinga ne tik turėti savo ten herbą, bet ir vėliavą šeimos ir taip toliau. Taigi, kodėl taip yra daroma visose pasaulio tautose ir netgi tumbų jumbų, jeigu dabar dar tokių yra. Todėl, kad vėliava tai yra tas daiktas, simbolizuojantis, reiškia, valstybę arba kažkokią grupę žmonių, paskui kurią eina vėlis. Todėl yra vėliava. Tai yra vėlių ėjimo paskui, reiškia, ir lydėjimo, ir... Gyvųjų. Jo, čia yra mirusios vėlės. Pavyzdžiui, karo lauke skaitosi, kad pirmą eina kas? Vėliavnešys. Taip. Ir labiausiai saugodavo mūšio lauke vėliavą, nes jeigu vėliavnešys yra nukaunamas, tai reiškia, jau mūšis kaip ir baigtas, jau užtenka tada dar porą žingsnių ir jau mūšis pralaimėtas, kadangi vėlės reiškia nebesaugo tos pusės kariaujančių. Yra tas karo ir taikos epizodas, kertinis vieno iš mūšio, būtent kada kunigaikštis Andrėjus įsigūli su vėliava ir prie jo prieina Napoleonas ir pagiria, kad toksai rimtas ir drąsus vėliavnešys buvo pas rusus, kol ne. Gali būti, mes nekalbam pas rusus ar lenkus ar lietuvius, mes kalbam, kad tai buvo daugmaž panašiai visose šalyse, kadangi svarbiausia būdavo išsaugoti vėliavą. Jūs žinot, tai reiškia, iš tikrųjų, to žmonės žino, dar atsimena, kad vėliava tai buvo ypatingai. Ir pagarba buvo šitam, vienas iš drąsesnių. Taip. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas imituoja, ten išmatom valosi veidą su vėliava, dar kažkas tokio, kas tai yra baisinga, tai yra klaiku. Jeigu simboliškai vėliavos sudeginamos kaip protesto vardan, tai yra pažeidžiamas visas dvasių agregoras, tų dvasių, kurios saugo. Tų žmonių, kurie iš tikrųjų pasityčiota iš tų žmonių, kurie už vasario 16 kovojo, tie, kurie visi žuvo po Lietuvos vėliavom, tu iš kelis šimtus metų, tikrai buvom pakankamai karinga tauta. Ir kai mes dar turėjom savo tą pirmąją valstybę, tą didžiąją, tai reiškia, visa tai yra išniekinamos visos tos dvasios vėlės, kurios nebesaugo mūsų. Nes man dažnai sako, kas čia vyksta? Sako, mūsų nebesauga vėlės, mūsų protėvių vėlės, kurias mes turėtume gerbti, nes mes nebegerbiam savo vėliavų. Nes dabar prikišta tų ukrainietiškų, kitoniškų, su jų energija, su jų vėlėmis. Prie ko čia Ukrainos vėlės Lietuvoje?
Ir todėl niekur pasaulyje, aš esu Rūta tau minėjus, kad aš kelis kartus pirmyn atgal, 2 kartus, 3 parvažiuoju Europą pirmyn atgal per metus ir niekur tokio vaizdo kaip Lietuvoje nėra. Tuo labiau, kad jeigu, sakai, Rackevičius iškėlė vėliavą Ukrainos virš Gedimino pilies, tai pirmiausia, jis negalėjo tai paimti ir iškelti. Jam kažkas suteikė, ar heraldikos tas institutas, aš nežinau, kas ten turi. Ne, jisai negalėjo, jisai turėjo nueiti į pilių direkciją ir šitą padaryti, nebent ten yra photoshopas. Tai palauk, tai jeigu jis iškėlė nelegaliai, jis turėjo būti labai žiauriai nubaustas. O jeigu jis iškėlė legaliai... Jisai pažeidė vėliavos įstatymą tokiu atveju. Palauk, tai turi būti nubaustas. O jeigu jisai padarė tai su kažkieno leidimu, tai turi būti nubausti tie žmonės, kurie davė leidimą. Nebent, sakau, ten buvo atleidimas būtų tik tai photoshopas, kad jisai tiesiog tyčia taip pamėgino. Rūta, o photoshopas tai kas čia yra? Palauk, yra simuliacijos, taip? Taip. Ir simuliacija, tu simuliuodamas gali išmokti lėktuvą valdyti, automobilį valdyti, tu simuliuoji labai daug situacijų ir tu mokaisi. Ir tai yra, atsimink, mintis yra energija. Taip, mano vyras yra fizikas. Tai, o energija virsta į materiją, o materija virsta į energiją. Tai reiškia, kai tu mintimis sukuri kažkokį tai failiuką ir kad ir dirbtinai iškeli Gedimino pilį, tai pradeda veikti. Ne, be abejo, tai koduoja žmonės. Taip. Ir turint galvoj, kad, atsimeni, buvo tas Japonas, kuris ten fotografuodavo, paveikdavo vandenį mintim, raštu, žodžiu, muziką ir fotografuodavo ir koks skirtumas tarp tų vaizdų būdavo. Tai reiškia, vandens fotografavimo, tų snaigių vadinamų. Tai net jeigu tu uždėsiu užrašą, kad, FCK, tai va tau taip ir bus. Ir jeigu tu su tokiais marškinėliais vaikščiosi, arba tenai su keiksmažodžiais rusiškais marškinėliais vaikščiosi, tai tu savo kraują, kadangi tai yra vanduo, tu jį veiksi. Jeigu tu uždėsi ant Gedimino pilies, tai viskas veikia, supranti. Kodėl jie taip stengiasi ant tų marškinėlių, net vaikam dėt, pavyzdžiui, gėjų vėliavas. Aš vienai savo pažįstamai gerai sakau, ant vaikas 4 metų tokia gražima ikonas, bet ten labai gėjų vėliava ir, reiškia, vaivorykštė, tai jau ta biški modifikuota ir sakau, kodėl tu vaikui tokį dedi ir užrašas, aš noriu būti kitoks, mergaitė. Reiškia, aš noriu būti kitokia, reiškia, bet jinai net nesusimasto. Vėlyvam amžiui pasigimdė tą vaikelį, jau gal virš 40 buvo ženkliai, ir jinai net nesusimasto, ką jin vaikų uždeda. Sako, tiesiog gražus marškinėliai. Sako, bet tu supranti, kad užrašo negali būti. Kodėl, pavyzdžiui, brangiuose viešbučiuose, ten nuo kažkokios tai klasės, privalo būti balta patalynė, net žinai, Rūta. Ne, tikrai nežinau. Tai yra iš Indijos, tarp kitko iš tų, reiškia, indoeuropiečių kultūros atėję, kad jeigu tu esi švarus, jeigu tu tikrai esi aukšto dvasinio lygio, tu niekad nemiegosi kažkokio informacijoje papildomai. Todėl patalynė gali būti lininė, šilkinė, vilnonė, bet jin yra tik balta. Ir iš tos tradicijos visam pasaulyje viešbučiuose yra tik balta patalynė, ne raudona, ne žalia, ne su gėlytėm, ne auksinė, o tik balta. Todėl balti rankšluosčiai, baltas, reiškia, baltas halatas, viskas yra balta, taip? Ir net nežiūrinti tai, kad rytuose balta yra mirties arba švaros spalva. Taip, galėtų būti juoda. Taip, ir dabar, kai mus pratina, atsimenu dar vaikystėje ir mačiutė sakydavo, tik didelį varguolį marga patalynė, jau turi būti labai suvargę žmogus, kumečiai ten, reiškia, tą margą patalynę turi, ten dar kažkokie, turi būti labai didelis varguolis, nes normali dama visada turi baltą, dar su kvarbatkėlėm, ten tos šonai, pagalvių išnerti kabliukais, ten ar atsimeni, Rūta, tokias. Taip, be abejo. Taigi čia toks lobis, žinai, arba tenais net jeigu ne užvalkalas, tai ant kaldros užsisega toks labai gražus, su kvalbonais visokiais, ten, reiškia, tas toks kaip čecholas, tas užvalkalas, reiškia, kaldros užvalkalas. Tai va, taip, kad aš tik noriu pasakyti, kad simboliai, viskas, kas yra spalvos, yra simboliai.
gi nėra taip, kad vat man gražu, aš nupiešiau geltoną, tenais raudoną, mėlyną, violetinę ir va čia tau vėliava. Ne. Tai yra motyvuojama, kodėl ta spalva, kodėl ta viršui, kodėl ta per vidurį, kodėl apačioj. Ir kodėl jie specialiai dabar tą vėliavą ant vėliavos metą. Pastebėjai, netgi ar Seime, kur mačiau, kad vos ne viena ant kitos užmesta, tipo čia lietuviška, čia tam, kad sumiksuoti energijas. Kad sumiksuoti energijas. Ir visa tai, kas dabar Lietuvoje vyksta, tai yra mano nuomonė, jie miksuoja energijas. Ar tik tai lenkišką vėliavą dabar per vidurį įdėsim ir mes turėsim labai gražų miksą. Ir dar 100 metų dingsim iš Europos žemėlapio. Nors mūsų, sakau, neužmuš rūta, iškart sakau visiems, mėly žiūrovai, tiek kartų mus mėgino kaip šalį, kaip tautą. Galbūt kaip šalį, kuriam laikui vėl jie mus išnaikins, bet kaip tauta neišnaikins, vis tiek liks tas branduolys tylusis pasipriešinimas, kuris labai gražiai kalbės lietuviškai namuose, kuriem lietuvių kalba bus vertybė, kurie nerašys trumpiniais. Aš dabar turėjau savaitę, reiškia, iš Amerikos moteris man parašė bur, tur, šur, bur. Aš labai mandagiai pasakau, žiauriai atsiprašau, bet nesuprantu aš tų trumpinių. Parašykite, neparašiau lietuviškai, bet perrašykite, nes aš sakau, tiesiog nesuprantu trumpinių. Tikrai nesupratau ne žodžio, ką nenorėjau pasakyti. Dingo iš eterio. Dingo tai dingo, bet aš taip galiu kartais suklysti, kai rašau lietuviškai, kad ten būna, kad tiesiog kaip kompiuterį pati, žinai, pasispaudžia, tai dar kažkas, tai vėl kažkas būna. Bet visada, jeigu tu pastebi, tu visada tvarkingai rašai su galūniam taškais ir taip toliau, nes mus taip auklėjo, kad lietuvių kalba yra pati seniausia pasaulyje, pati informatyviausia, pati gražiausia, kaip dabar oficialiai patvirtinta, kad tai yra pati gražiausia, dainingiausia pasaulio šalis. Taip, apie tai per teliką nieks nekalba, apie tai, kad ir Kantas apie tai kalbėjo, aš jau nekalbu apie kitus filosofus. Ir mūsų reiškia mūsų lietuvių kalba ir taip toliau. Vienu žodžiu, aš noriu pasakyti tai, kad aš netgi savo kaimynės klausiu, dabar Graikui Daivos Jurkšaitytės sakau, jinai čia 25 metus, o ko tu tokią mažytę vėliavą prie namų pasikabinai? Lietuvišką. Sako, didžiausia turi būti graikiška. Sakau, maladėts, 100 balų. Sakau, aš irgi, kai jau galų galės, jau įsikursiu, tai irgi didesnė graikiška, mažesnė lietuviška, nes iš pagarbos tautai, kur gyveni. O ne tai, kad eini per Vilnių, kalba visi rusiškai ir ukrainietiškos vėliavos. Žinok, aš sakau, Rūta, man širdis stoja. Bet tai visai neseniai Kęstutis Masiulis čia pareiškė, kad mes iš principo atstatysime 3 milijonus ir jie būtent ketina atvežti tai, kas jisai vadina rusėnai. Tai yra žmonės iš Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos, jie užpildys tuos vietoj išvažiavusių lietuvių. Čia yra toksai planas. Būtent taip. O ką tave tai stebina? Mane tai nepaprastai stebina, todėl kad net Sniečkus šito dalyko neleido Lietuvoje daryti. Neleido. O žinai kodėl? O todėl, kad Sniečkus buvo ūkininko vaikas ir žiūrėjo labai ūkiškai į valdymą. Ir kol Sniečkus buvo gyvas, pas mus dešros pelydavo vitrinose. Taip. Ir rustelė atvažiavę net iš Maskvos sakydavo Antrą Ameriką. Stebėdavosi, kaip mes čia kaip buržuviai gyvenam. Aš dar labai gerai tuos atsimenu laikus, buvo 73, man atrodo, ar 4, kai jis mirė. Supranti, ir aš buvau jau paauglė, jau rimta, kai jis mirė ir kai pastatė Griškevičių. Tai mieloji, tai jis žiūrėdavo ūkiškai, o dabartinė mūsų valdžia dažniausiai nesukūrusi nei vienos darbo vietos, jie iš vis nemoka žiūrėti ūkiškai ir jeigu pastato kokį ūkininką kaip Kaune ar šitam Druskininkuose, kur iš ūkiškos šeimos, ūkiški vaikai, kurie moka tvarkytis teisingai, tai tada jiem jau rakštis, atsiprašau, vienoje vietoje.